galėtų kūdikėliai miegoti ir šiaip va ta tikrai stabiliai viskas, pats pasižiūrėk, kiek yra konstrukcijų. Tašas prie tašo, statramstis prie statramščio, grynas voratinklis. Tai tiesiog aš net ir nematau kažkokio kito sprendimo, ką čia daryti, būtų kitaip galima šiltinti. Pastoviai būtų, mes dabar užėjom, mes be kaukės, dabar greitai čia puolėm, žinai, liukus darėm, tai sukėlėm tas dulkelės ir viskas čia okei, turėtume būti su respiratoriais darbo metu, tai būtinai. Šiaip iš esmės tai šita vata yra mažiausiai iš visų pučiamų vatų, jinai mažiausiai agresyvi ir mažiausiai dulka. Šiaip tai jeigu būtų, esu matęs, prabėgus kaip pelė atrodo, tai tokie kanaliukai, žinok, ir matosi tokie takeliai. Kada ūkininkas nugriovė namą vien dėl pelių, šalia grūdų sandėliai, tai žinau, jis pakėlė naują namą, bet vis tiek jos kažkokiu būdu pateko statybos metu į tą seną. Seni pamatai liko naujas namas, bet vatoje teko matyti prabėgimų. Tai, žinai, kaip pateptas medum, tai ir traukia. Yra klijuota juosta. Pas tai čia nėra, ką žin. Tai va čia va yra, dėl to, kad statant dar be dangos buvo ir stipri kruša atėjo. Matau. Ir subombardavo visą stogą, tai draudimui ten niekam nepaėjo šito nurašyti kaip stichijos, nes iš tikrųjų tai maniau, kad bus blogiau, bet dabar žiūrint, nei čia kažkas nubėgo, nei čia kažkas tai blogo nutikė, susiklijavo ir jokio pratekėjimo nėra, kad pėdsako jokio. Bet šiaip tai buvo per visą stogą. Tai kada atėjom, galbūt iš po tos audros tai įsižiūrėjom, nes švietė tiesiog, skylių daugybė buvo. Va, čia va, ta juoda juosta klijuota ir taip va per visur, va matau. Čia va visas stogas taip subombarduotas, tai mes klijavom iš vidaus, iš lauko galbūt irgi klijavom, nes tada nebuvo dangos. Bet ir matosi, kad nėra kažkokio blogo poveikio. Galvoju, bus blogiau čia kažkas.